Ekspertai pataria. Ekspertai pataria žinių radijo eteryje. Šiandieną mes kalbame apie tai, kaip atsikratyti žalingų įpročių. Mūsų studijoje vieši alternatyviosios psichologijos specialistas, priklausomybių ekspertas Tomas Levulis. Labadiena, Tomai. Labadiena. Dėkui Jums, Jūs atvykote pas mus netgi iš Kauno. Gal pradėsiu nuo to, kad išgirdus žodžius žalingi įpročiai mums dažniausiai susidaro įspūdis, kad kalba eina apie rūkymą, alkoholį, narkotikus. Bet tai, ko gero, tikrai nėra tik tie 3 žalingi įpročiai ir jų yra ženkliai daugiau. Galbūt jie tik yra populiariausi ir masiškiausi, dėl ko mes dažniausiai apie tai pagalvojame, ar ne? Taip. Tai yra žmonių galvoj, sakykime, supratime, tai labiausiai populiariausiai suprantami. Kodėl jie iš vis žalingi įpročiai vadinami, aš galbūt taip trumpai paminėsiu, nuo ko reiktų pradėti. Aš išeinu, remiuosi poziciją, pirmiausia, tai, kad mūsų visas elgesys, ką mes darom, elgiamės, ne, mes arba mūsų psichinė, fizinė sveikata arba silpnina, arba stiprina. Tai tabakas, alkoholis, hašišas, marihuana, ten visa, paskui nelegalių narkotikų, alkoholis, tabakas irgi yra narkotikai, tik jie mūsų visuomenė legalizuoti. Tai jų vartojimas, nesvarbu kokią dozę, silpina kiekvieno žmogaus psichinę ir fizinę sveikatą. Aš jau nekalbu apie praradimus laiko, pinigų, teisių, darbingumų ir taip toliau. Tai šitas elgesys jis natūraliai ir vadinamas žalingas įprotis. Kokie dar žalingi įpročiai yra? Tenka man savo darbę susidurti ir su persivalgymu, su priklausomybė nuo saldumynų, priklausomybės nuo lošimų. Iš esmės šaknys mechanizmai tų priklausomybių gan panašios. Priklausomybė nuo kompiuterio, nuo televizoriaus, tai yra priklausomybė? Nuo cheminių vaistų, nuo raminančių vaistų, nuo antidepresantų. Tai yra krūvos priklausomybė. Ar viskas yra pagydoma? Pagydoma gal ne. Jeigu naudota sąvoka, aš toj paaiškinsiu, ką turiu minty. Vienas dalykas yra gydyti, kitas dalykas yra žinoti priežastį tikrąją ir ją pašalinti. Tai tikros priežasties pašalinimo aš nevadinu gydymu. Aš dirbu šitoj būtent aspekte. Aš paaiškinu, pats žinau tas priežastis, paaiškinu žmogui tą priežastį ir padedu efektyviai ją pašalinti ir efektyvumas praktiškai yra 90–100%. Tai man tai kažkaip nesireikėjo su gydymu tokiu kaip pačia sąvoka. Gydymas man jau daugiau vaistai, čia chemija, visokia ten ir taip toliau. Padėti galima vienu žodžiu. Jokių problemų. Be problemų, reikia tik turėti norą, ar ne? Pats žmogus, ką turėtų savo pasakyti, jis turėtų pats savo priimti sprendimą, ar aš noriu išeiti iš tos situacijos, noriu keisti kažką, o tada susirasti. Tik gink Dieve, nereikia gaišti laiko patiems. Žmonės neretai ateina, kad man tenka susidurti, kad sako, aš 5 metus ten mėginau pats ar pati ten alkoholį atsisakyti, ar ten rūkyti mes, bet žmonės patys tiesiog logiška, jie patys nežino, kaip tai teisingai padaryti ir neprivalo kiekvienas žmogus visko žinot. Tai paaiškinu žmogui visą mechanizmą, tikras priežastis, davus įrankius yra unikalios psichologinės technikos, kurios šalina efektyviai tą tikrą priežastį. Efektyvumas yra 90–100%. Aš noriu priminti studijos telefoną mūsų klausytojams 852-431-431. Jeigu jūs turėsite klausimų mano pašnekovui apie žalingus įpročius, drąsiai galite skambinti, specialistas į juos tikrai atsakys. Tomai, aš noriu tokį pusiau anekdotinę situaciją perskaityti, kurią šiandieną radau internete. Sveikuolis klausė, kiek metų rūkai. Rūkalius atsako 30. Tuomet sveikuolis sako, 30 metų, ar tu įsivaizduoji, kad kiekvienais metais tu rūkalams išleidi 1000 eurų? Jei visus tuos pinigus būtum nuolat investavę, šiandien galėtum turėti Ferrari. Rūkalius nuo kojų iki galvos nužvelgė sveikuolį ir tarė, o tu rūkai? Sveikuolis atsako, ne. Tai rūkalius jam ir klausė, tai tuomet kur tavasis Ferraris? Iš šitos anekdotinės situacijos, ko gero galima įžvelgti tai, kad tai yra toks savotiškas savęs pateisinimas. Kodėl aš turėčiau atsisakyti to, ką dabar aš darau? Ir ar jums, jūsų darbe, 11 metų tai darot, dažnai tenka susidurti su žmonėmis, 8 metus, ar dažnai tenka susidurti su žmonėmis, ir išgirsti iš jų, kad jie patys nepripažįsta to savo fakto kaip blogio kažkokio savo sveikatai, savo pačiam? Retai, bet tenka. Tadai, psichologija yra tokia sąvoka kaip aukos pozicija. Tai žmogus neretai kažką daro, jam blogai, jisai save nuodė, ten alkoholių, tabakų, stresai, priklausomybės, ten nuo valgymo, apsivalgo, viršsvorį ir taip toliau, ligos. Tai yra tipiška aukos pozicijos praktiškai rezultatas. Ką reiškia aukos pozicija? Žmogus pats elgiasi klaidingai, bet jis neprisima atsakomybės už savo mintis, emocijas, žodžius ir poelgius. O jų visų šitų 4 dalykų laike neigiamos pasiekmes jos sumuojasi.
Ir žmogus per laiką, jisai kartodamas, sakykime, kažkokį klaidingą elgesį, pavyzdžiui, alkoholio vartojimą. Taip. Jo kaip po tokio saikingo ir kultūringo nėra. Čia yra žmonėms smegenų plovimas. Čia aš kaip sakyčiau... Sakyti, Italijoje prie pietų išgerti vyno taurę, tai yra normalu, čia jokio normalaus elgesio. Aš sakyčiau tada, išprievartauti moterį vieną kartą yra normalu. 5 kartus yra nenormalu, o vieną kartą kodėl, kam tada bausti? Suprantat? Arba kam, jeigu žmogui duosiu aš į nosį normaliai ir jam nelūš niekas, sakysiu, gavai saikingai, kultūringai, ko pretenzijas reiškia. Tai pas mus sėdi visuomeniai, žmonės suklaidinti su ta kultūringa, saikingu, pavyzdžiui, alkoholio vartojimu. Tai, suprantat, yra, jeigu narkotikas, tai yra Afrikos narkotikas. Alkoholis yra narkotikas. Etilo spiritas, etanolis, alkoholis, C2H5OH, kas jisai yra? Jeigu dabar apie šitą dalyką kalbėti. Tai yra degus, specifinio kvapo, aitraus skonio, nuodingas skystis, priskiriamas prie stipriai veikiančių narkotikų, kurie žmogaus nervų sistemą, reiškia psichiką, pirmą trumpam sužadina, paskui slopina iki paralyžiaus. Tomai, kiek suprantu, reikia įtikinti arba leisti žmogui pačiam susivokti, ką jis daro blogai. Kaip jūs tai padarot? Kokios yra tos priemonės? Jūs jam kažką pasakote? Užhipnotizuojate? Užkoduojate? 1, 2, 3 kodų, kur atsikoduoti 3, 2, 1 galima? Ko gero, tai neveikia. Būna 3 atvejai, Tadai. Šiaip 3 tokie būna variantai, kaip tenka prisiliesti savo darbę prie pagalbos žmonėm. Tai būna žmogus ateina pats jau susivokęs, kad jam nuo to labai blogai, nuo vienokio ar kitokio ten priklausomybės, alkoholis, tabakas, marihuanos ar dar kažkokie tai dalykai. Kiti ateina ir viršsvorio po 500 kg metai ir diabetai traukiasi pas mane. Aš plačiai labai padedu žmonėm ir depresijos. Susitvarkom, vaistų atsisakom. Tai yra vieni, kurie ateina jau nori tvarkytis, nori keistis. Kiti ateina, kurie dar nėra iki galo suvokę, savo pripažinę, kad iš to, ką aš darau, man daugiau žalos negu naudos. Tai su tokiais, pirmiausia, aš žinau tas, kaip sakyt, ką darys žmogu, aš tada padarau viską, kad jį sumotyvuoti. Kad jis susivoktų, kad tai yra žalinga. Jeigu šitas, ta prasme, tai būna šitas etapas, arba dar yra kitas etapas, artimieji atveda savo giminės, brolių, seserys, ten savo artimus žmonės. Kaip taisyklė, jeigu artimas žmogus pats nenori tvarkytis, o būna ir tokių atvejų, pavyzdžiui, mama pergena dėl sūnaus, sūnus ten vartoja alkoholį, ar ten dar kažkokios problemos, žmona dėl vyro ten ir panašiai. Bet jeigu artimas žmogus pats nenori tvarkytis, tai dirbu su jo artimu žmogum. Sakykime, vienas turi priklausomybę, dirbi su jo žmona. Ir per laiką tas užsimano atsakyti ir keičiasi. Tai aš tai biškai plačiau jums atsakiau į tą visą, bet jeigu sakyt, kad žmogus ateina pats dar nežino iki galo, tai kartais tenka dur, tada aš sumotyvuoju. Tačiau aš jau pagal žmogų pajuntu, kuriam per kokias vertybės reikia, suprantat, jaunimui svarbiau, jam sveikata jaunimui vienodai. Jam jaunimui svarbiau yra kiti dalykai, sakykime, ten, kad potencijai kenkia, kad pinigų išlaidos didelės, kad dar kažkoks. Tai, tačiau kiekvieną... Jūs randate kiekvieno žmogaus silpnąją vietą? Tai kad žmogų pramatyti perėjus, man pusvalandžio užtenka. Jeigu jis pas mane atėjo, aš tai praėjus žmogų, man apie pusvalandžio užtenka. Silpną vietą taip, ir bet aš, kaip, nežinau, jūsų kontekste, kad nebūtų taip, kad aš tą silpną vietą prieš jį naudoju, ta prasme, aš padedu žmogui. Taip, būtent tai ir noriu sakyti, jūs randate jo silpnąją vietą ir bandat žaisti tą kortą, įrodydamas jam, kad aš nekenkiu žmonėm, aš noriu padėti žmogui tapti laimingesniam, išmintingesniam, labiau mylinčiam, sveikesniam ir panašiai. Aš galbūt ne tai, kad ieškau silpnos vietos, o jeigu motyvuoju, aš ieškau, per kokias vertybės žmogui galima pakeisti sampratą, kas jam yra svarbu. Suprantat, vienam gali, tas, kad biškiai suvokimas rastus, jam galima paaiškinti, kad jis supras, kad jis gali šeimą toj prarasti. Nes jau žmona ten atvedė, sako, jau jeigu jis nesitvarkys, tai aš skirsiuos to į su lagaminais ir statysiu už durų ten. Kitam gal jisai ten jau skolose įlindęs per, pavyzdžiui, su lošimų priklausomybėm būna atveju, kad ten 10 virš tūkstančių eurų ir kad jau tuoj rems prie sienos. Čia įvairiai, suprantat, bet tiesiog čia yra darbas su žmogum, kuria prasme. Aš tai darau su besąlygiška meilė. Aš myliu kiekvieną žmogų, priimu, noriu jam padėti. Ir čia tiesiog man tai kuo ir patinka, aš myliu savo veiklą. Čia nėra dviejų vienodų atvejų iš esmės. Kiekvieną kartą tu naujai kažką. Kiekvienas žmogus, aš kaip sakau, tai yra kaip atskira knyga. Jis atėjo šitą sielą, gimė iš tą pasaulį su savo užduotim, misijom, charakteriais ir panašiai. Bet žinokit, viskas tada iš esmės, ką nori žmonėm, jeigu kas klausosi, pasakyti, išeitis yra iš bet kurios situacijos. Tik tai reikia prisimti atsakomybę už save ir pasiieškoti, atsirinkti normalų specialistą, profesionalų, kuris jau per pirmą susitikimą logiškai žmogui paaiškintų tikrą priežastį, ne kažkokius tai miglas ten, kad nepagydomos lygos, alkoholizmai pūstų į makaronus kabintų, tai nėra jokia nepagydoma lyga.
ar kad neaiškintų, kad gert reikia žmogau, o tu gert nemoki, todėl tu alkoholikas, davai vaikščio kažkur ten, mes tave gąsdinsim, koduosim, supranta. Tai reikalinga tiesiog išmanyti teisingai šitą sistemą. Tomai, mes kalbame šiuo metu apie tos atvejus, kai žmogus arba pats nori, arba jį atveda artimieji, bet ko gero yra ir tokių situacijų, kad to pačio žmogaus, kuris turi problemą, jis gali jos nepripažinti, kad ją turi ir jis niekada gyvenime nieko gyvų pas jūs neteis. Ar jūs galėtumėte jo artimam žmogui padėti jį pamotyvuoti, kaip bendrauti su savo artimu žmogumi, kuriam yra problema, kad jis galėtų išspręsti šitą reikalą? Aš ne tik, kad galėčiau, aš esu ne vienam padėjęs. Tai vat ką aš ir minėjau pavyzdžiui, jeigu, koks dažniausias atvejis, vyras geria, bet tvarkytis nenori. Yra du momentai. Vyras, kuris geria ir nenori tvarkytis, jį žmona gali atvesti pas jūs. Yra kitas variantas, kur vyras geria, tvarkytis nenori ir jis nieko gyvų neteis pas jūs. Iš esmės jie lygiareikšmiški beveik yra. Jeigu jis iš esmės tada yra kaip? Ar žmogus nori tvarkytis ar nenori? Jis gali vieną kartą pas mane ateit, paskui jis daugiau neteis. Per prievartą, supraskim, žmogui nepadėsi. Per prievartą galima žmogui pakenkti. Tai, bet jeigu šeima yra kaip energoinformacinis vienis. Mokslas yra toks apie sistemas, kaip sako, kad jeigu yra sistema, jeigu mes vienoje sistemos grandy padarysim pokytį, pokytis atsilieps ir kitai sistemos grandžiai. Sistema yra energoinformacinė sistema visa. Tai jeigu vyras pats keistis nenori, aš ne vienai, čia tik tai vyro žmonos atvejai kalbam, šiaip artimiem žmonėm visur visiems tas tinka. Aš ne vienai moteris esu padėjęs pasikeist, vyro net nemačiau kartais net. Jis ateina dėl vyro, man problemos, ką man daryti, kad man jį atvest, aš sakau, pasišnekam, nenori jisai, tai kam skausiai verčia. Tai aš duodu į rekomendacijas, jas atlieka ir laikė, mėnesių bėgi vyras pradeda keistis, gerėja jų santykiai, vyras pradeda mažinti alkoholį, mažina, užsimano tas tvarkyti pas mane arba sumažina vartojimą ten iki karto per mėnesį. Ir man sako, man tiek netrūko. Kiek užtrunka šis procesas? Jūs dabar paminėjote mėnesį laiko, kol atsirado kažkokie tam tikri pokyčiai, pasikeitė kažkas, bet ko gero pats visas procesas nuo A iki Z, jis yra daug ilgesnis negu mėnuo. Kaip žiūrėti? Aišku, kiekviena situacija yra individuali, bet visgi kažkoks vidurkis. Vidurkis yra 4-6 mėnesiai. Per 4-6 mėnesius teisingai dažniausiai pusmetis, mes iš esmės dažniausiai sprendžiam tą problemą, kurią žmogus nešiojasi, nežinau kiek, 20, 30, 40, 50 metų, ateina įvairių ir 70 metų žmonės ir 25, tai... Bet apie grubiai bendrai reiktų, aš kaip sakau žmonėms, jeigu jūs norėsit pasitvarkyti, pakeisti savo likusį gyvenimą, pagerinti kokybę jo ir panašiai, tai nusiteikti reiktų savo skirti dėmesio tam tikro, aš paskui ten jau paaiškinu, kas kaip, tai apie pusę metų. Tomai, žalingų įpročių atsiradimui, jų atsisakymui, kiek yra svarbi pačio žmogaus aplinka? Atsiradimą, aš galbūt trumpai atsiradimą priežastį tadai paminėsiu, gerai? Dėl ko mes pradedam vartoti tabaką, alkoholį, kitus dalykus. Populiariausia tai yra tabakas, alkoholis. Priežastis yra viena ir labai paprasta. Tai yra melas žmogaus galvoj apie šituos narkotikus. Vaikas gimsta, jisai toje aplinkoje, jis pradeda formuotis jau vaikystėje. Viskas, ką vaikutis mato, girdi, pas jį kompiuterį jo sėda informacija. Ir su šitais alkoholio narkotikas ten, ar bus vynas, ar šampanas, ar alus, jokio skirtumo. Tas pats visas nuodas, tik tai to alkoholio yra skirtinga procentuotė, koncentracija kita. Vaikas nuo mažens mato ką? Šventė, išgerkim. Liūdna, išgerkim. Susitikom, išgerkim. Ne? Kažkoks renginys, pavartokim alkoholį. Pas vaiką nuo mažens formuojasi sąmonė ir pasąmonė klaidinga elgesio programa. Jis į narkotiką pradeda žiūrėti kaip privalomą sudedamą gyvenamo dalį. Ir anksčiau ir vėliau ta programa jinai paskui nori reikštis. Mes kaip vaikščiot pradedame, ne? Mato vaikas irgi, mes vaikštom ant 2 kojų. Vaikas užaugtų tarp gyvūnų, jis vaikščiotų 4 šliaužiotų. Tas pats su alkoholiu. Tai yra tiesiog priežastis atsiranda, jinai banaliai paprasta, sakau, kai žmonės supranta tą dalyką, jau kažkas pradeda keistis. Nes pas mus visuomeniai daug melo apie alkoholį. Mes per filmus, per scenas matom, žymų žmonės viską eina su šampano taurėm, visą tai programuoja. Yra tokia savoka, tadai socialinis, psichologinis programavimas. Mūsų aplinka veikia. Pradžia tai yra vaikystėje. Bet visą laiką tas procesas jis nesustoja. Ir mes to melo prisidam ir paskui anksčiau pradedam mėgdžioti vieni kitus, vartotami narkotinį. Tai reikėtų vaikišką šampaną per vaikišką šventes pamiršti ir apie tai net negalvoti, ar ne, ko gero. Bet visgi, kuo pakeisti jūsų tą minimą gyvenimo dalį, gyvenimo momentą, būtent alkoholį, dūmus, nedaug dievė narkotikus? Ką aš padedu padaryti, tai pakeičia žmogus į laisvę nuo alkoholio, į blaivų gyvenimą, į ramybę, į išmintį.
Suprantat, yra krūvos veiklų, yra krūvos, kaip mano žmonės klientai ir sako, Tomai, anksčiau laiko trūko, dabar dar labiau trūksta, kai pradėjau blaiviai gyventi. Suprantat, prasmės atsiranda, dingsta pagiringi šeštadieniai, girti penktadieniai. Tai yra vergovės forma mūsų visuomenė. Dauguma žmonių to nesupranta. Tai suprantat, va tiek pakeitimų yra. Yra pasivaikščiojimai, yra pabėgiojimai, yra išmintingas laiko leidimas, yra knygos. Tvarka, Tomai, mes turime klausytojų skambutį, užsidėkite ausinės, kad jį išgirstumėte. Ko gero turėsime klausimą skirtą jums. Labadiena, kuo jūs vardu prisistatykite? Labas, Eugenijus iš Vilniaus. Taip. Nuostabus pašnekovas, reiškia, viskas tvarkoj, viskas gerai, bet, reiškia, problemos sprendimas slypi, tiesiog ant paviršiaus. Ką jisai galvoja ar praktikuoja, reiškia, kiekvienam žmogui įskiepyta nuojauta, intuicijos. Jos neišdeginsi nieko, jis ją turi. Jeigu lavinti intuiciją, tai visuomet aš iš savo praktikos žinau, bet koks žmogus pavartodamas, reiškia, tą žalingą kažkokį tai daiktą, surūko ar šitas, jam nuojauta šaukia, rėkia, nerūkyk, tai žalinga, gali pražūti. Jis kažkaip tai, jeigu lavinti tą mūsų intuiciją nuo mokyklos, reiškia, šitas, ar nebus didesnis efektas, reiškia, ir įsiklausyti į jos. Vat, ką jūs apie tai galvojate? Dėkoju, Eugenijau, už jūsų klausimą. Tomai, kaip atsakytumėte mūsų pašnekovai? Aš supratau pašnekovo klausimą, galbūt tai yra dalis tiesos, bet matot, reikia ne intuiciją, efektyviau būtų ne intuiciją lavinti, o iš esmės pradėti mūsų visuomeniai. Intuicija gerai, viskas ok, bet suprantat, žmogus jau kai jis pradeda vartoti alkoholį, pas jį sąmonė ir pasąmonė, jau pasimelas apie alkoholį jau būna susirinkęs ir jisai įsivaizduojas, mato, kad aš turiu elgtis kaip visi. Jis bijo tada būti atstumtas, jis eina vartoja alkoholį, jis ten, kad pritapti, ypač jaunimui, suprantat, ir tai aš skaityčiau, ko reikia visuomeniai pas mus ir kas nėra daroma. Yra daug daroma, bet rezultatų nematom. Kodėl? Todėl, kad priežastis nešalinama. Reikia visuomeniai pradėti globaliai propaguoti blaivybę. Laisvę nuo narkotikų. Pas mus dabar kaip plaunamos smegenys žmonėm? Sako, gerti reikia, bet reikia mokėti gerti. Kaip aš sakyčiau, suprantat, sifiliu sirgti reikia, tik reikia mokėti sirgti. Ne trečia, pirma stadija, suprantat, maždaug tokia filosofija sėdi čia įdinga. Tai reikia nustoti vieną kartą klaidinti žmonės, jaunimą ir panašiai, kad gerti reikia mokėti, gerti saikingai, kultūringai, reikia propaguoti ir girti blaivybę sąmoningą. Laisvę nuo kvaišalų šitų, suprantat, kurie iš žmogaus per laiką padaro vergą, nemąstančią būtybę, po tą pačią paskui intuiciją, ką pašnekos paklausiu, užglušina. Stresai daugėja, suprantat, žmogus užbukina save, užsidaro ir viskas. Ne vienas atvejis yra, kai žmonės blaiviai pradeda gyventi, susitvarko, nusiramina, aš su stresais pradedu pasitvarkyti. Tai pas juos jie atranda pašaukimą. Vieni eilės pradeda rašyti, kiti kažką, suprantat, pajunta, ko jie negirdėjo savy. Tomai, aš labai puikiai suprantu, kad prie kiekvieno rūkančio ar geriančio Lietuvoje neįmanoma pastatyti po tokį Tomą, kuris padėtų jiems tai susitvarkyti. Bet visgi atsakant ir būtent patį formuojamą laidos klausimą, kaip atsikratyti žalingų įpročių. Koks būtų jūsų atsakymas? Užsinorėti tai padaryti, pirma noras. Pirma turi žmogaus viduje gimti noras. Pagerinti savo gyvenimo kokybę, tapti išmintingesniu. Vienas dalykas. Antras dalykas, arba pačiam pradėti ieškoti arba specialisto profesionalaus. Tai, aš turiu mintį profesionalus, sakau, tai šitie visi, aš, pavyzdžiui, užsiimu šito dalyku. Aš duodu žmonėm garantiją. Pas mane ateina, aš sakau garantiją, aš duodu, jeigu aš apsiimu dirbti, aš jums padėsiu sutvarkyti. Tapsit visiškai laisvas nuo to ženkliai sumažės streso. Kas išmanytų mechanizmą, priežastį ir žinotų, kaip tai pašalinti. Pas mus labai daug klaidingo vėlgi to, gydymo, suprantat, nepagydoma liga, alkoholizmas, taip toliau. Tai noras, paskui ieškoti speco, neapsikrauti patiem ten, nes žmonės, tiesiog jie nežino daugiausia tų dalykų. Ir paskui atsirinkti tą specialistą, ieškoti, kuris tiks jam pats mąstymų, pats problemos traktavimu ir praleisti per save tą visas rekomendacijas ir viskas. Arba su to noru gyventi tiesiog, kad tas mūsų norai, suprantat, jie pritraukia situacijas. Natūraliai ateis kita chebra, reik blaiviai gyventi, atsiras žmogus, pažįstamas, sakys kas, kur kaip. Pas mane klientūros, nežinau, iš 70% iš lūpų į lūpas ateina. Tai suprantat, tas visas dalykas, jisai, norėt. Aš sakyčiau, paprastai atsakyčiau taip, užsinorėkite nugyventi išmintingą gyvenimą. Praleisti ir pragyventi prasmingai, pirmiausia. Ir užsinorėti pasikeisti, viskas.
Tvarka, ačiū Jums, kad atvykote į studiją ir ačiū už įdomų pokalbį. Tai alternatyvios psichologijos specialistas, priklausomybių ekspertas Tomas Levulis viešėjo studijoje ir atsakinėjo į mano klausimus temoje, kaip atsikratyti žalingų įpročių. Dėkuoju Jums už dėmesį, laida grįžta į eterį rytoj, o kol kas mūsų eterėje visai netrukus naujausios žinios, o po jų kviesiu prie pietų stalo Andrių Tapiną, kuris grįžo iš misijos Sibiras ir pasikalbėsime, kaip jiems ten sekėsi. Likit kartu su mūsų programa. Jūs klausotės žinių radijo.